Turėtų nebelikti tvorų nelegaliai apjuosusių daugelį Lietuvos ežerų ir upių. Kad žmonės galėtų lengviau prieiti prie vandens telkinių nuo gegužės, numatoma nelegaliems tvėrėjams už kiekvieną tvoros metrą skirti 500 litų baudą. Tačiau paežerę ar paupių bus galima tik praeiti, o norint pailsėti ir išsimaudyti, reikės prašyti žemės savininko leidimo. Privačios valdos prie ežerų ir upių, tvoros neretai įbridusios į vandens telkinius. Tokių vaizdų pastarąjį dešimtmetį kasmet vis daugiau. Įstatymai numato, kad turi būti paliktos apsauginės vandens telkinių juostos nuo 5 iki 25 metrų, kur galėtų praeiti žmonės. Nors už nelegalias tvoras numatytos baudos, iki šiol kova su jų tvėrėjais nesėkminga. Aplinkos ministerija tokių tvorų skaičiuoja šimtais, bet pripažįsta, kad tikslių skaičių neturi. Esą situacija pasikeis nuo gegužės 1, kai už kiekvieną nelegalios tvoros metrą teks sumokėti po 500 litų. Mes siūlom pirmas dalykas įvesti žalos aplinkai savoką už tvoras, kurios yra arčiau negu apsauginė zona ežerų, tai yra vidutiniškai 5 metrai. Kadangi negali gyvūnai apeiti, ežiukai, stirnukės, žmonės, tai tikrai gamtai daroma žala. Ir kas mėnesį ta suma iš naujo skaičiuosis ir bus pateikiama. Tiksliau sakant, jeigu kas nors norės turėti tvorą nenusugriovęs ir, neskaitant kitų reikalavimų, kad būtų nugriauta, jie turės mokėti kaip minimum kas mėnesį, sakykime, po 5000 arba panašiai. Mes duodam labai protingą terminą, tai yra 2 mėnesiai. Gegužės mėnesį vykdysim neteisėtų aptvėrimo akciją, į kurią jungsis ne tik regiono aplinkos apsaugos departamento inspektoriai, ne tik aplinkos apsaugos inspektoriai, bet prisijungs ir miškininkai, prisijungs ir teritorijų planavimo statybos inspekcija. Ir žodžiu, ta akcija tikrai apims visą Lietuvą. Tačiau pakrantės žmonėms bus galima tik praeiti, o norint pailsėti ir išsimaudyti, reikės prašyti žemės savininko leidimo. Pagal ministerijos Seimui teikiamą pataisą sklype turės būti lentelė su savininko pavarde ir telefonu. Visai netrukus